Labadiena visiems, sveiki atvykę į kanalą. Nauja diena, nauji darbai. Šiandien laukia poliaravimas juodos spalvos. Juodos spalvos audinė, one stepas. Tai parodysiu prieš ir po, kaip gavosi. Prisijungsim toliau, pakomentuosiu, papasakosiu gal kažką įdomesnio. Nežinau, čia aišku, kas žino, tas žino, kaip kiekvienas dirba pagal save. Tiesiog parodysiu, kaip dirbame su Taira. Ir tiek. Gerai, kol kas iki... Keliaujam iki audinės. Truputėlį atgaivos paėmiau. Taira jau pradėjo darbus. Pusę darbų jau padarė. Jau pusę padarė. Liuks. Gerai. Ne, kaip ten būtų juokinga, vis tiek darom kokybiškai. Ne, padariau stogą, bet stogas yra su panorama, tai ne tiek daug. Stojkės abi, pusę kapoto ir pusę bamberio. Nu šaunuolį tai yra. Taip, pažiūrėk. Jau parodysim jums kaip... Šitas ant kiek supanuoti. Jo. Yra shadow line'ai padaryti. Pusę kapoto. Pusę bamberio. O pusę kapoto tai kuri dalis? Nematai? Jo, idealiai. Nu tai va, Taira, žodžiu, pusę kapoto, pusę bamperio padarė. Man šitą pusę. O stogo irgi pusę? Stogo visą? Stogo visą, liuk. Tai va, žodžiu, tokia audelė. Juoda spalva. Galas labai fainas Jo. bamperis. Rodau iškart bamperis kaip yra prieš. Po to parodysim, kas gavosi po. Aišku, čia tų įbrėžimų tikrai liks. Kažkiek liks. Jo, nes čia jau labai stipriai. Čia praktiškai reiktų pašveisti ir perlakuoti. Jo, bet ir gal čia žiūri vietą. Bandysim kartą. Gerai. Gerai, mes visada su Taira džiaugiamės, kai stogas turi panoramą, tai iškūti mažiau darbo. Bet kaip sakant, darai ką turi tą. Every summer we have fun. Every summer we are going down. Every summer we are surfing along until the sun goes down. Everybody's gonna wild. Everybody's gonna be so young. All the beautiful girls are found, carrying their souls along. Killing the girl we are going fast. I can't wait to start. Būna, kad kai kur reikia atlikti netgi ir dažų korekciją. Yra gilesnis įbrėžimas, tai gaunasi labai elementariai. Dažų pagalba priauginam sluoksnį, kad pamažinti įbrėžimo gilį. Dažai džiūna, juos truputėlį paskutam, tada 2000 išveitimas ir nusipoliruoja. Tikrai 80% užsimaskuoja defektas. Tai va, tai įeina į one stepą, jeigu yra gilesnių įbrėžimų, tai įeina šitą paslaugą į kainą. Nu tenai gal 20 kokių eurų dasidės, jeigu dar tokie proto ribos įbrėžimai, bet ir tokius dalykus darom. Tai va, žodžiu, keliaujam toliau. Kažkokių estetinių buvo remontėlio, tai va, įbrėžimas kaip ir užsimaskavo praktiškai. Kažkiek, kai mes žinom, tai žinom, kad ištyra, bet o, matyti, kad praktiškai čia jau reiktų dar labiau į tai atsižvelgti ir tai jau kainą keisti. Tai one stepas, tai viskas tvarkoja. Tai va, šitą pusę kaip ir jau padaryta, dabar keliausim bamperį, bandysim kažkiek gelbėt. Kiek pavyks tiek pasišveitimas, poliaravimas. Bet šiandien mes nenufilmavau, porą momentų irgi buvo. Buvo pritaškavęs kaip normaliai vos nesutaptukų, tai kažkiek atlikom korekciją, tikrai vaizdelis estetiškesnis. Tai žodžiu, poliaravimas toliau vyksta, po to prisijungsim kitam epizodė, kitam šios serijos epizodė. Jo, Taira? Žodžiu, bamperis jau sušveistas, 2K, 3K. Dabar grėbiam poliravimo mašinėlę ir žiūrim, ką pavyks išspausti. O žodžiu, bamperis pasipoliravo, bet dar aš, kaip sakant, turėčiau biškį pretenzijų, nes
įsibrėžimai, 2 štukos nepaėmė jų. 2-3 štukos tai ne, tai dar kitas variantas yra sveisti su pradėti nuo 500. Nes yra va tokių tikrai nemalonių, sakant, jie liko, bet jie labai gilus ten. Čia lako daug nuvalgyti, čia baisu, kad po to galima padaryti prašveipimą, o tada jau lakavimais realiai. Šiaip tai čia reikia sušveisti ir užmest laką vienas sluoksnis. Tada būtų lengviau. Tai va, nu tai dar, žodžiu, dar galvosim, ką ten daryti su to bumperiu. Greičiausiai reiks imti štuką arba kokį 600, pradėti nuo 6 ir tada keliauti į apačią, kažkiek susibrėžimus, mažinti lako sluoksnį. Arba bandyti priauginėti lako, bet čia vėlgi jau atskira opcija. Šitą reikalą, kad daryti jau papildomai, nu, kokius 50 euriukų dasidėtų žmogui. Grinai tokį reikalą padaryti, tai nežinau, pažiūrėsim. Nu, gal kažkaip. Nu, nes rezultatas vis tiek dabar tikrai daug geresnis negu buvo. Bet viskas įbrėžimų dar matus. Bet ir matus, o tai irgi kad galvoja, kaip išspręsti. Dabar irgi jau noriu po tam tikrus įbrėžimukus. Bet čia lengvai su 3 štukytėm praeina. Nu, kaip pasakius, mums į one stepą šitas reikalas šiaip neįeina pagal tai noraštį, bet kadangi mes jau darom preciziškai, tai nesinori atiduoti. Jeigu matai kokį įbrėžimą kažką, tai noris vis tiek jį pašalinti, padaryti, kad kuo gražiau atrodytų rezultatas. Tai gerai, žodžiu, galvojom, pranešim, kumščiu buvo priimtas sprendimas, visgi ne užkultūrinti šito vietoj ir padaryti kokybiškai. Tai pradėjau nuo 600, tada 8, tada 1000, pusantro, 2, 3 ir dabar turim tokį variantą. Manau, rezultatas tikrai bus geresnis. Dabar aš poliruosiu. Čia dar nepoliruota, tai aš jau įbrėžimų nebematau iš jų. Tai bandom poliruoti, jau aišku reikia atsargiai, nes jau lako sluoksnis nuimtas, nežinau kiek ten mikronų, bet jau yra nuimtas lako sluoksnis nemažai. Bet kogi nepadarysi dėl estetikos, ne tai? Ką mes dar galim perduoti žiūrovui. Geros dienos ir geros nuotaikėlės jums. Tokios pačios kaip ir pas mus jums nuotaikėlės linkim. Jo? Nu ką aš jums pasakysiu, draugai. Rezultatas pranoko lūkesčius, viskas pavyko super. Dabar jau, kaip sakant, galima gyventi. Jo, kaip sakant, kartais reikia pasipį ir tada truputėlį būna viskas geriau. Tai va, žodžiu, su bumperiu dar eisim tuo pačiu one stepu, nes čia praeita dabar yra heavy cutų. Po to, kai keliausim toliau, man dar liko galinės durys, ketvirtis ir tada bumperis, ten bagažinės dangtis. Tai juos eisim toliau finišu. Nu, tą one stepą turiu omeny. Ir klientas bus patenkintas, kaip visada. Tai kol kas tiek. Toksai truputėlį off topikas, ne, žodžiu, kažkada smėliavau Chrysleriuką 300, dar pamatysit į video, bus tikrai įdėtas, žodžiu, pagadinau biškį laikrodį, tai dabar pabandysim padaryti eksperimentą. Jeigu liko, prašysiu ponios palaikyti kamerytę. O, jau išsitikiau truputėlį pastos, kaip smėliavau, pagavo akmenukų ir toks paviršius tapo nemalonus lietimui, tai pabandysim kažką gal pakeisti. Uždėta pasta, lengvais va tokiais įtinam. Kažkaip bandom vieną ranką, jo. Tai, nu, kol kas dar raitelės ten rodo, kaip matau. Wow.
ir matosi tie maži akmenukai, to dar pamėginsiu truputėlį prasukti. Bijau, kad po to reiks pirkti naują laikrodį. Ką, draugai, aš jums pasakysiu, jeigu kažkas turit panašią problemą, turbūt galit kreiptis. Ui, vapšė ledukas. Turbūt dar paskutinis trinimas ir jau bus idealu. Dar sekundų, Taira, kaip tu galvoji? Gerai sugalvota, jo? Ką? Dar užmėsim truputėlį jam dantų pastos. Tai va lengvai lopau užgauna. Matot, kebra kaip. Svarbiausia, gerime ir eksperimentuoju. Eksperimentuoju. Dar kažkoks eksperimentas, žiūrėk, ir gaunasi. Būtų aš labai patenkintas šiaip, natūrai kalbant, tarp mūsų. Galiu ką pasakyti, aš galiu pasakyti, wow, realiai wow. Kaip naujas. Jau čia paprasta pasta, o stiklus irgi ima. Svarbiausia, kad tačas veiktų viskas, be problemų. Tas pagaisuvės, tas rutuliukas veikia. Prašom. Tvarkingai, gražiai. Net to jum įrodymas, Taira, paliesk. Pažiūrėk, buvo geriau negu buvo, ar ne? Geriau, ne? Matot, to Taira tai tikrai neleisi meluoti. Gerai, viskas, grįšim prie darbų. Na ką, jau su audinė kaip ir atsiskaityta, praktiškai visas procesas padarytas. Dabar Taira dar šiek tiek atlieka korekciją dažų. Tai yra su teptuku, gražiai, kruopščiai taškoja visokias likusias smulkiai defektuotas vietas. Matosi labai tvarkingai, gražiai, kruopščiai yra atliekamas estetinis taškavimas. Nu, o šiaip padarysiu keletą kadrų, kaip atrodo nupoliruota. Šitas darbelis klientų kainavo apie 190 eurų, o grubiai darbo buvo pilna diena, nes vakar turėjom golfą, tai audelės tik tai bitumą apsivalėm su moliuku ir šiandien va iki grubiai 5 valandos jau pabaigiam pačią audinę poliravimo darbus. Tai jeigu ką domins, komentarus rašykit. Jeigu turėsim laisvą vietą, paimsim ir jūsų automobilį pagražinimui. Tai geros dienos, prenumeruokit, sekit kanalą, komentuokit neigiamai, teigiamai, jokio skirtumo. Geros dienos.